viešbučio recepšinę. Paprašysiu Giedrius, kad apsuktų kamerą aplinkui. Dabar jokiausi open space'ai. Kas yra open space'ai? Prašom duris, jeigu norit išeiti lauką pakvepuoti, jeigu norit galite čionai pabūti, apsidairykit aplinkui. Tikras open space'as, kurie dabar yra madoj. Tai jeigu rimtai, judame į renginio vietą, į Kaproko. Jau bus, kaip pasakyti, išsistatymas ir laukimas. Ar bus šiandieną transliacija ar ne, nieks nežino. Priklausys vėlgi nuo gamtos sąlygų, bet jau ruošimės pilnai iki galo ir susistatysim visą įrangą, pasijungsim ir planas toksai, kad pirmas startas apie 2 valandą preliminariai numatytas, jeigu įvyks transliacija. Tai toj atvažiuos mūsų pikapas ir varysim, tai tiek. Šiandien greičiausiai varžybos neprasidės, bet daly čempionatą keliasi į kitą vietą šiuo metu kaip tik. Ir važiuojam pasižiūrėti tos kitos vietos. Vėliau bus priiminėjami sprendimai, ar mes kelsime tom keliom dienom į tą kitą vietą ar ne. Tai dabar tiesiog nulėksim trumpam, pasižiūrėsim, kas vyksta toje kitoje vietoje. Tai turime pirmos oficialios varžybų dienos vakarą. Dabar laukiame, mus pasiims, važiuosime į čempionato atidarymą. Atidarymo vakarą, kaip suprantu, vyks Santa Marija, vienas iš 2 miestelių esančių šitoj saloje, Panosa, jeigu neklystu, ir Santa Marija. Tai dabar susirinkę visi recepšinę, laukiame, kol mus pasiims. Turime minutę pusantros pagal sutartą laiką ir važiuosime sudalyvauti atidarymo ceremonijoje.
joining us from France, Capucine de la Noix, Charlotte Carpentier, Charlie Martin, Clémence Derian, and Theo de Manes. Hailing in from the United Kingdom, give it up for Katie Evans. Joining us from Germany, Alex Mindler, Sonja Bunte, and Suzanne Schwartraber. Coming in from Italy, Forza Italia, Leonardo Casati, Yaris del Olmo. UGK and Kitesurf Cape Verde World Cup athletes once again make some noise, guys and girls, get those flags in the sky. Taigi, buvome iš tikrųjų oficialiame renginyje, buvo ir sporto ministras, buvo ir turizmo ministras, buvo pristatomas renginys, šalis kviečia daryti daugiau renginių susijusių su vandens sportu, kadangi turi, nerealiai ir praktiškai netgi profesionalai pripažįsta pačias geriausias pasaulyje sąlygas vandens sportui susijusiam su bangomis. Dabar jau yra dienos pabaiga, dėl rytojaus bangų visiškai nieko neaišku, įtikrins 3 vietas. Sprendimo sulauksime apie 9 val. Ryto. Ką darome toliau? Kad pradės veikti Ponta Preta ir labai maža tikimybė, kad ir kaip norėtųsi, tai yra kitų minčių, kitoj vietoj, jeigu jie būtent tenai ryšis daryti, tai mes išbandysime šiokius tokius technologinius sprendimus, kaip visą tai galima būtų realizuoti ateityje, bet transliacijos vis dar nepradedame, nes kaip ir čempionatas negali prasidėti dėl gamtos sąlygų. Tai šiandienai tiek ir iki rytojaus.